Tai čia bus užrekorduoja? Taip, čia į mikrofonas rekorduojame. Gerai. Kalbame su ponu Juozu Jankausku Čikagoje rugsėjo 13 dieną 1979 metais. Ponas Jankauskai, šiandien su jumis norėsiu pasikalbėti apie jūsų įstojimą savanorių į Lietuvos kariuomenę ir laisvės kovas. Prieš prieinant prie tos temos, norėčiau susipažinti su jumis asmeniškai, kur jūs gimėt, kur augote, kur mokslus ėjot. Pirmiausia, norėčiau paklausti, kada esat gimęs? 1899 gruodžio 1 dieną Vilniuje. Tai jūsų gimtinė yra Vilniuje. Taip. Ir ten gyvenote visą savo jaunystės metus? Gyvenau iki 16 metų amžiaus. O jūsų tėvelis kokį užsiėmimą turėjo? Jis turėjo, vežikas buvo, žinot, lengvas vežikas, keleivius vežėme po miestą. Aha. Ar tai skaitėsi sunkus darbas tais laikais? Nu, tas nebuvo sunkus, sėdėti reikėjo ant vežimo, žinot, ir kur ateina keleivis nuvežti, taip kaip dabar taksis yra, žinot, bet nuvežti reikia. Tai būti. Ir šitą kapo savanorius ir miško medžiagos namam pasistatyti, įsikūriau gražiai ir turėjau bėgti, palikau viską. Visą savo pusę amžiaus taupiau ir viską paliko tiem komunistam dykaduonėm. Vat kas, ant kiek nuvažiavo viskas.